Sveiki, greičiausiai šį mano video dabar žiūrite per telefoną ir šioje pamokoje aš papasakosiu, kaip galite, naudodamiesi telefone, atsisiųsta Adobe Lightroom programėlę, puikiai redaguoti nuotraukas. Tai yra išties profesionali programa, su kuria galima atlikti labai daug korekcijų ir ją gali puikiai naudoti tiek profesionalai, tiek ir pradedantis. Galbūt jeigu anksčiau teko naudotis tokia Snapseed programėlė, kuri taip pat yra labai populiari nuotraukų redagavimo programėlė, tai nemanau, kad turėsit problemų ir perprast Adobe Lightroom programėlę. Ją tiesiog galėsit atsisiųsti, nesvarbu, ar turite Android ar Apple iPhone telefoną. Jums tiesiog tai reikės nueiti į, jeigu esat Android vartotojai, Google Play parduotuvėlę, iš jos atsisiųst programėlę arba iš App Store, jeigu turit iPhone'ą ir atsisiuntę programėlę ir ją atsidarę, jūs matysite tokią kaip gallery. Pirmiausiai tai yra jūsų nuotraukų galerija, kuriuose yra visos jūsų telefone įkeltos nuotraukos. Taip pat apačioje yra Lightroom, tai yra jau vidinė Lightroom galerija ir viršuje dar paspaudę pasirinkimą jūs galėsit matyti, kur yra skiltis edits, tai yra jau redaguotos nuotraukos, unedited, tai yra įkeltos, bet dar neredaguotos nuotraukos. Ir taip pat dar Lightroomas turi papildomą funkciją. Apačioje, jeigu paspausit ant foto funkcijos, galėsite atlikti profesionalias nuotraukas, naudodami rankinius nustatymus. Ši funkcija pro nustatymų yra labai aktuali, ypač iPhone turėtojam, kadangi defaultiniai fotografavimo programai iPhone'as neturi galimybės pasirinkti ISO, shutter speed, white balance nustatymų. Kiek žinau, dėl to Lightroomo programėlėje esanti fotografavimo funkcija leis daugiau turėti kontrolės atliekant nuotraukas. Atsidarę galeriją, galim paspausti ant nuotraukos, kurią norim redaguoti. Ir šią nuotrauką galima padaryti iš tiesų žymiai geresnę, negu jinai dabar yra. Ir tiesiog pirmas dalykas, ką galit pabandyti, tai tiesiog spausti edit ir pasirinkti auto nustatymą. Ir tas auto nustatymas paprastai nemažai padaro pradinio darbo. Toliau galim eiti į light skiltį ir būtent šioj skiltį, kur light, mes galim sutvarkyti nustatymus, kurie prastai susiję su šviesa. Tai kadangi buvo fotografuota labai saulėtoj dienoj, tai dažniausiai būna problemos su debesimis, kad jie išnyksta. Tai mes naudodami highlight funkciją, ją numažindami, galim išryškinti debesis. Kiekvieną korekciją, ką padarot, galit labai nesudėtingai įspaudę ant nuotraukos pasižiūrėti, kaip buvo prieš ir kaip yra po. Palyginti pokyčius. Sekantis dalykas, kadangi mūsų modelis sėdi šiek tiek tokiam kaip šešėlį, mes galim tą šešėlį šiek tiek ištraukti, išviesinti, kad labiau mūsų modelis apsišviestų. Taip pat, kur yra whites, galim šiek tiek irgi nuimti, kad dar geriau debesys atsiskleistų. Kitas labai svarbus dalykas, žiūrint į šią nuotrauką, tai yra spalvos. Ypač matosi, kaip skiriasi spalvos esančios šešėlyje pagal žolės atspalvį ir esančios ant saulės. Labai skiriasi žolės atspalvis, tai tą irgi reiktų sutvarkyti, norint, kad atrodytų patraukliau nuotrauka. Tai tiesiog, norint sutvarkyti spalvas, mes galime eiti į colors pasirinkimą ir čia galima padaryti keletą dalykų. Tai pavyzdžiui, pirmas dalykas tai yra temperatūra. Galima keisti temperatūrą, tą nuotrauką šiek tiek pašiltinti, bet kadangi jinai
keičia visoje nuotraukoje temperatūrą, tai konkrečiai norint dirbti su šiuo atveju toliau žole, ką aš rekomenduočiau daryti, tai eiti į mix skiltį. Čia jau galima pasirinkti specifinę spalvą. Kaip pavyzdys, jeigu mes parinksim žalią spalvą, kuri ir būtų būtent mūsų žolė, mes galim dabar jos taisyti su jų atspalvį ir į kairę pusę šiek tiek nustumus jau žolė tampa panašesnė. Taip pat dar galim su luminance į dešinę pusę jai suteikti šviesos, taip reiktų pasižiūrėti, su saturation šiek tiek galim pažaisti jų, kad pavyktų išgauti visiškai vienodą atspalvį žolės, toks koks yra šešėlį ir lauke galbūt neišeis iki galo, bet vien tai labai daug sukuria vaizdo, kaip buvo prieš atrodė spalva su žole ir kaip atsirado po, visiškai jaučiasi kitas atspalvis ir tai labai prisiduoda nuotraukai. Ir ką taip pat dar su spalvom, kol esam, rekomenduoju pasibandyti, tai yra odos spalvos redagavimas ir tą galima padaryti visai nesudėtingai paspaudus oranžinį atspalvį, kadangi tai paprastai ir būna mūsų arčiausiai odos atspalvio ir galima atkreipdėmėsi į kelis dalykus, tai yra saturation ir luminance, tai kaip ir minėjau, dar saturation tai yra spalvų sutirštinimas, jų padarimas intensyvesnėm, luminance yra šviesa, kuo luminance didesnė, to yra šviesiau, kuo luminance mažiau, tai yra tamsiau. Tai paprastai rekomenduočiau pasibandyti luminance šviesumą, tamsumą, tarkim norint šiek tiek išviesinti odos atspalvį, galim pakelti luminance, su saturation galim šiek tiek netgi nuimti saturation, kad būtų mažiau intensyvus atspalvis odos. Jo, ir kai baigiam su spalvom, mes paspaudžiam done, toliau, kur yra effects, tai čia labai daug nėra ką su jais daryti, gal tik tai atkreipsiu dėmesį, clarity, pavyzdžiui, naudot galima tam, kad padidinti nuotraukos aštrumą, ką tikrai rekomenduočiau, nes clarity naudojant aštrumas nuosekliau padidėja negu tekstūra. Toliau vinietinimas, kas paprastai uždeda juodus arba baltus aplink kraštus, ko irgi nerekomenduoju šiaip daryti. Ir grain, tai uždeda efektą, kaip kad pasendina šiek tiek nuotrauką, tas irgi labai specifinis vaizdas, ką labai retai kada reikia naudot. Ir toliau, kur yra detail, tai irgi taip pat yra tas pats sharpening, kuris panašiai ką ir clarity atlieka, jisai paaštrina nuotrauką, ko papildomai tikrai nereikia aštrinti, jeigu jau clarity naudojat. Ką galite atkreipdėmėsi, yra noise ir color noise, tai šios opcijos labai padeda, ypač jeigu yra fotografuota nuotrauka prie prastesnio apšvietimo ir norint išvalyti papildomus triukšmus iš nuotraukos, tai galima panaudoti šias opcijas, bet padarius mano minėtus bazinius nustatymus galite išsisaugoti nuotrauką į savo galeriją. Tai paspausit kampe ant 3 taškelių ir pasirinksit Save Copy to Device ir ši nuotrauka bus išsaugota į jūsų foto galeriją. Tai norint naudotis šią programėlę, iš tiesų nesudėtinga, tiesiog atsisiųskit, pasibandykit. Aš manau, jog tai yra puikus įrankis, ypač jeigu neturit laiko skirti daug
dirbant prie kompiuterio, redaguojant nuotraukas, ypač jeigu telefonu daugiau fotografuojat, tai tuo labiau tai yra žymiai paprastesnis ir greitesnis būdas padaryti norimas nuotraukoje korekcijas ir pamatysit, ant kiek pakils nuotraukų kokybė jūsų, kaip padarysit korekcijas, jas išmoksit daryti ir gausis žymiai greičiau ir žymiai efektyviau, negu galbūt iš pradžių tai atrodo. Ir tiesiog nepamirškit paeksperimentuoti, pasibandyti, pasižiūrėti, kas tinka, kas netinka ir susitiksim kituose epizoduose. Iki.